Labadiena. Šiandien turime klausimą apie skaitymą. Visi žino knygų nenuginčiamą svarbą. Ir aš taip pat savo dukrytėmis skaitau daug knygų. Tik va, neužtenka vien skaityti. Žinau, kad reikia su vaiku ir aptarti knygas, kurias skaito. Mano klausimas, kaip tą reikia daryti? Tiesą pasakius, nemoku. Būtų įdomu rasti informacijos apie tai, kad būtų užvedimas ant kelio. Pavyzdžiui, rasti pavyzdinių klausimų ir diskusijų, kad ir su žinomomis visoms pasakomis. Dėkoju iš anksto. Labai geras klausimas. Mes nesame mokomi, kokius klausimus reikia užduoti vaikams, apie ką reikia diskutuoti. Bet atsakymas tikrai yra daug paprastesnis, negu atrodo. Su vaiku reikia diskutuoti apie tai, kas yra jums aktualu, kas yra jums įdomu, apie ką jūs norite. Vieni, skaitydami Raudonkepuraitę, norės diskutuoti apie saugumą. Nes, tarkim, vaikas nori ištraukęs ranką iš mamos ar tėtės rankos bėgti į gatvę. Arba atidaro duris nepažįstamiesiems, arba pasiūlius nepažįstamajam saldainį, duoda ranką ir eina su juo nors į pasaulio kraštą. Kitai šeimai tai bus visiškai neaktualu, nes vaikui susidūrus su nepažįstamu žmogumi, vaikas įsikimba į mamos ar tėtės koją ir slepiasi. Tai su tuo vaiku galbūt būtų verta kalbėti apie tai, kodėl svarbu yra lankyti senelius arba sergančius artimuosius, kodėl svarbu yra atsivežti lauktuvių ir pradžiuginti ką nors. Ta prasme, kad, žiūrėkite, kokia yra jūsų situacija, kokius klausimus užduoda konkrečiai jūsų vaikas, apie ką jūs pati norite diskutuoti su vaiku ir į kokius klausimus norite atsakyti. Tai gali būti, vėlgi, jūsų šeima mėgsta grybauti. Tai galite kalbėti apie tai, kad Raudonkepuraitė keliaudama per mišką tikriausiai matė labai daug įvairiausių grybų. Tada išsitraukėte grybo enciklopediją ir sakote vaikui, o jeigu pamatytum šitą raudoną grybą su baltais taškeliais, ar pultum jį imti ir dėti į krepšį? Ne? Ir vaikas turbūt atsakytų, ne, juk tai musmirė. O jeigu taip neatsakytų, tai ir kalbėtumėte apie tai, kad grybai gali būti nuodingi ir pavojingi mūsų sveikatai ir net gyvybei. Tai šeimai, kuri niekada nevažiuoja grybauti ir nevalgo grybų, ši tema visiškai neaktuali. Jie galbūt norės pakalbėti apie uogas, kurias mėgsta meškos, pavyzdžiui, miškuose. Ta prasme, kad tikiuosi, kad užvedžiau jūs ant kelio, pasakydama, kad nėra taisyklių ir nėra ribų. Pasaką jūs pasirenkate patys, labai gerai, jeigu suaugęs yra perskaitęs pasaką šiek tiek anksčiau, tada jis žino, apie ką norėtų pakalbėti su vaikais. Bet visada galima kalbėti ir spontaniškai, atsižvelgianti tai, kokie jums kyla klausimai, arba kokie klausimai kyla jūsų vaikui. Sėkmės!